Po šiokios tokios pertraukėlės Automoto kūrybinė grupė apsilankė pas senus gerus savo pažįstamus automobilių klubo Klasika narius. Automobilius bei motociklus restauruojantis kolegos mums kaip visada turėjo ką papasakoti. Šį kartą Klasikos klubo nariai nustebino savo veiklos plėtojimu. Senovinę techniką pamilę vyrai nusprendė susiburti į dar didesnį bendraminčių ratą. Pasikeitė mūsų įsisteigė dar kitas klubas dabar, paprasčiausiai pasikeitė jo pavadinimas. Praktiškai naujas pavadinimas, o kolektyvas išlikęs beveik visas tas pats, ten išskyrus keletą žmonių. Dar netgi padaugėjo tų žmonių kolektyve, ko gero. O šiaip, tai renginiai, kurie buvo surengti, tai čia grinai biržiečių, visų biržiečių, viso to pačio kolektyvo renginiai. Nemažai važinėjom rajone. Buvom sezono atidarimas pačio Raukštėj, toliau didysis klubo ir visų biržų technikos, senovinės technikos mėgėjų renginys, tai buvo Širvintai Kernavė, kartu su Širvintų senosios technikos mylėtojais. Jie mus pakvietė, o mes jų kvietimu, su jų pagalba surengėm renginį, kuris buvo pagrindinis biržiečių renginys šių metų. Toliau paskutinis renginys, tai dalyvavom Pakruojo miesto šventėj. Kartu pasikvietę draugus iš Panevėžio, iš Šiaulių, Radviliškio. Ten miesto šventės metu Pakruojo dvare. Dabar ateityje dar planuojam važiuoti į Vilkaviškį. Čia toks skaitomas turbūt kaip ir Lietuvos oldtimerių visų sezono uždarimas. Vilkaviškis ir toliau ten kelionė bus prie Vištyčio ežero. Voldemaras patvirtino, kad klubas savo veiklos nesustabdys ir žiemos metu. Kai už lango spaus šaltukas, klubo nariai tūnos garažuose šveis senų automobilių rūdis, dengs gruntu, dažys ir ruoš juos naujam sezonui. Kada pavasarį atvėrus angarų vartus į dienos šviesą turėtų išvažiuoti dar keletas įgyvendintų projektų. Technikos visą laiką jos yra, ką restauruoti, bet ar pavyks per tą žiemą kažką padaryti naujo, sunku pasakyti. Reikia manyti, kad tarp tų biržiečių vis tiek atsiras kažką naujo parodys, bus prezentacija kažkokia kitiem metam. Gal koks naujas narys įsilėjo į klubą, turintis per paskutinį laikotarpį įdomesnės technikos, tai yra senesnės technikos? Turbūt, kad gal, nežinau, gal ir ne, kadangi tie žmonės, kurie ateina dabar naujai į klubą, jie kaip ir buvo ne klubo nariai, bet jie buvo dalyviai kartu, praktiškai visi dalyvavę renginiuose. Nebent tik kažkas žiemą ar per šiuos metus kažką bus naujo pristatęs. Tai tik tai taip, o šiaip ta technika keičiasi, su kiekvieną dieną jos daugėja, naujėja. Ir čia dabar filmuotos medžiagos, motociklų atsiradę, naujų modelių gan nemažai. Tikimės, kad tikrai bus jų naujų. Klubas pildosi ne tik naujai prikelta technika, bet ir bendraminčiais iš aplinkinių rajonų. Šiai dienai mes visą laiką turėjom vieną narį iš Rokiškio rajono. Dabar mūsų klube, ekipažas klube, turėsim dar vieną rokiškėną, turėsim panevėžietį, o gal prisijungs dar ir daugiau iš kitų. Automobilių ir motociklų restauracijos nepamiršta ir senieji Klasikos klubo nariai. Šiam oriam darbui atidavė ne vienerius savo gyvenimo metus. Kartu su bendraminčiais tą techniką renkam, remontuojam, tvarkom, bandom dalyvauti, kur jau mums pavyksta. Renginiuos ir viskas, taip ir viskas juda į priekį, biškutį, hobis, kaip sakėt. Tai hobis atimantis galbūt daug laisvo laiko, kaip šeima tai žiūri? Šeima žiūri, taip, sakykime, pusėtinai žiūri šeima. Pritrūksta šeimai laiko, būna nepatenkintų šeimos asmenų, sakykime, iš žmonos pusės kartais, bet kitas tik visai gerai po to supranta, kad ir šiandien, sakykime, viskas, jau buvo planų kažkokių, tai visai užmiršom, kad čia tas renginėlis toksai, aš šiaip normaliai. Kokia pats technika labiau domies, motociklinė ar automobilinė?
Man automobiliniai labiau patinka. Šiaip jau prie dūšios esu automobilistas jau, kaip sakyti. Patinka ta sena rusiška technika, irgi nostalgija turbūt, nes užaugęs ir taip toliau prie jos ir matęs. O šiaip, kuo senesnė, tuo įdomiau viskas, kaip įveikia, kaip kas, autentiškumas jos, vat šitaip. Nu, 3 yra šitie vat 3 mano yra. Ižas 350, 49 ižas ir Kovrovas 55. Kokius esat motociklus įsigijęs paskutiniu metu restauracijai, ką žadat pateikti? Nu, šiaip nemažai turiu sandėlį. Sandėliuoju dar kol kas tos motociklus. Paskutiniais, tai va gal šitą Kovrovą ir įsigijau. Dar jis toks nėra restauruotas, o kaip visas labai komplektai yra. O šiaip tai yra nemažai dar minčių ir tų remontų į priekį nusimato keletą motociklų. Pats, kaip matom, motociklų fanas esat, o šiaip pralėkėt su motociklais važinėt, mėgstat šią techniką? Jo, labai mėgstu ir jaunystėje daug važinėjau ir šiaip ne vien motociklų, šiaip domiuosi ir senais automobiliais, ir traktorius restauruoju, ir automobiliai, motociklai, traktoriai, galim sakyti, po lygiai visiems laiko skiriu. Pats daugiau ieškai detalių, ar ir kartu tvarkai, darai kažką šlifuoji? Važinėjau po turgus į Latviją, į Estiją, ieškau ir detalių ir prisidedu vakarais dar pašveičiu ir pačius motociklus nuperku. Kolegos padeda remontuoti. Kaip su detalėm? Nu kaip su detalėm, jeigu kartais iš vis atsitiktinai atrandi, kartais ieškai ir nerandi. Nu žinot, kaip tų detalių, tai parduotuvėje nenusipirksi. Po turgus, po skelbimus. Teko girdėti, kad kažkur tai netoliese žadat steigti savo muziejų. Yra tokie planai? Jo, žadam per žiemą padaryti projektėlį ir galvojam, kad ten būtų traktorių, žemės padargų, automobilių, motociklų, toks, kad prijungt prie kaimo turizmo ir žadam tokį dalyką daryti. Kągi, su klubu Klasika veikiausiai susitiksime pavasarį, kuomet iš garažų išriedės šaltuoju metų laiku restauruotos transporto priemonės.